Šiandien mes kalbėsim apie ne ką svarbesnius dalykus. Turbūt jums teko girdėti, paskutiniais laikais ypač dažnai šneka apie pasaulio pabaigą. Kam teko girdėti? Pasaulio pabaiga ar ne? Kada bus pasaulio pabaiga? Čia kai tik tais nauji metai artėja, iš karto pradeda kalbėti apie pasaulio pabaigą. Gal kas nors žino? 2012 pabaiga. Jau vieni sako, čia suėjo pasaulio pabaiga. Kadagi ta pasaulio pabaiga? Gruodžio 2012 turėjo pabaiga. Gerai, žiūrėkite. Mokslininkai teigia, kad nuo pat pasaulio pradžios 90% visos gyvybės jau išnyko. Žodžiu, šiandien nebeegzistuoja tai, kas egzistavo, sakykime, prieš keletą tūkstančių metų atgal. Augalai, gyvūnai, ir liko dabar labai nedaug. Ir sako, ateis laikas, čia taip mokslininkai sako, kada ir tai, kas liko, išnyks. Ir vieną gražią dieną pasaulis atrodys kažkaip panašiai kaip čia. Yra spėjama, kelios hipotezės yra pasaulio pabaigos. Gerai? Kelios hipotezės yra, kaip šitas pasaulis baigsis. Vat aš jums dabar papasakosiu keletas. Pirmas ir galimiausias scenarijus yra didelis tsunamis. Ir mokslininkai dabar žiūri, genealogai, turi tokią, žodžiu, numatę keletą taškų karštų planetoje, kurioje gali kilti didelis žemės drebėjimas arba ugnikalnių išsiveržimas. Ir viena iš tų taškų tai yra Kanarų salose esantis ugnikalnis, kuris jeigu išsiveržtų, jis sukeltų 1 kilometro dydžio bangą. Įsivaizduokit. Kilometro dydžio bangą. Jeigu ką, tai 5 aukštis yra apie 13 metrų. 1 kilometro dydžio banga. Tai jinai nuneštų visą, kas yra pakrantėse. Čia netgi jinai per mažai yra pavaizduota. Dar vienas tikėtinas scenarijus, tai yra supervulkanai. Žinot, yra ugnikalniai, ar ne? Aha. Bet yra super ugnikalniai. Jeigu išsiveržtų vienas toks super ugnikalnis, netgi jeigu jis ir ne Lietuvoj, ir mūsų nepasiektų tiesiogiai, tai jo išmestos dulkės uždengtų saulės šviesą. Gerai, kiek jūs galvojat, galėtų išgyventi, sakykime, gyvybę be saulės šviesos laiko kiek? 10 dienų. 10 dienų, mėnesį. Jo, be saulės šviesos. Jeigu jūs pabandytumėt gėlę, gerai, nedarykit to namie, bet jeigu norit, paprašykit mamos, gerai, mama duo gėlę, darys eksperimentą ir pakiškit po lovą, kur nėra saulės šviesos ir pažiūrėkit, kiek jinai ilgai išgyvens. Po savaitės jin jau bus. O mokslininkai sako, kad išsiveržus super ugnikalniui dulkės uždengtų saulę keletui metų. Ir aišku, niekas neišgyventų. Jokia gyvūnija, atšaltų klimatas ir būtų tiesiog žemė taptų negyvenama vieta. Tačiau blogiausia ne tai. Blogiausia, kad dingtų internetas. Ir aš tikiu, kad daugelis jau mirtų vien dėl to. Kas iš jūsų dabar norit kuo greičiau važiuoti namo, nes kompiuterio pasilgo? Susiimkit, gerai susiimkit. Jeigu bus toks scenarijus, jums reikės keletą metų ištemti, kur nors bunkerį be telefonų, be interneto. Tokie paprasti dalykai, kaip iš bankomato pasiimti pinigų, dingsta elektra, televizorius, viskas. Paukštai išsijungia. Ir jūs esat, liekat tokie, kokie jūs esat, gyvenat Rusija iš konservų. Gerai, nebeliktų jokių palydovų ir nieko. Dar vienas tikėtinas scenarijus pasaulio pabaigos, tai jeigu į Žemę atsitrenktų meteoritas. Ir aišku, jeigu toks galingas meteoritas, tai ir Žemėj būtų panašiai taip. Dar viena tikėtinas scenarijus yra, kad Žemė gali praryti juodoji skylė. Žinot, kas yra juodoji skylė? Aš nežinau, kas yra juodoji skylė. Bet kiek teko skaityti, juodoji skylė yra taškas erdvėje, kurioje laikas susikeičia su erdve. Nežinau, kaip tai paaiškinti, bet viskas atvirsta. Žodžiu, jeigu
O jin tiesiog yra, jų daug kosmose yra. Jos atsiranda tose vietose, kur buvo anksčiau žvaigždės. Iš žvaigždžių. Jos taip ten susitraukia, kad ten energija kažkas atsitinka ir žodžiu taip. Tokia juodai skyliai susiformuoti, jeigu jin susiformuotų kur nors, pavyzdžiui, netoli Žemės. Netoli Žemės tai reiškia, gerai, keliasdešimt milijonų šviesmečių nuo Žemės. Palaipsniui jin anksčiau ir vėliau vis tiek įsiurbtų į save visą mūsų galaktiką. Žinau, kokioje mes galaktikoje gyvenam? Kaip pasivadina galaktika, kurioje jūs gyvenat? Kurioje Žemė? Paukščių takas. Jo, mūsų galaktika yra paukščių takas. Taigi visas paukščių takas anksčiau ir vėliau būtų susurtas į tą juodąją skylę ir aišku Žemę. Ir jeigu taip atsitiktų, tai iš mūsų liktų tik molekulės ir jų turbūt nebeliktų. Ir dar vienas scenarijus, kas galėtų atsitikti su mūsų pasauliu ir tada ateitų pasaulio pabaiga, tai būtų, jeigu Žemė staiga nustotų suktis. Ir viskas. Mes dabar nepakylam į orą ir nesklandom tik dėl to, kad sukasi Žemė. Žemė sukdamasi, jin sukuria traukos lauką, traukos dėsnis pradeda veikti ir mus priploja prie Žemės, dėl to mes nepakylam. Jeigu Žemė staiga nustotų suktis, viskas, kas šiuo metu stovi ant Žemės, tiesiog ir nuskristų. Geras. Bet ką mes išmokome per šituos porą vakarų, kuriuos mes jau kalbėjome? Pirmiausia, mes išmokom, kad ne viskas yra taip, kaip atrodo. Dažnai gali būti taip, dažnai gali būti viskas pasisukti tokia nenuspėjama linkme, kad kaip žmonės nesitikė. Ir jokie mokslininkai nepaskaičiuos, jokie mokslininkai neįvertins, ar ne? Ir kad tais atvejais, tokiais momentais mums gali išsilaikyti padėti kas? Vakar mes kalbėjome apie tai. Tikėjimas Dievu. Dvasinis regėjimas ir tikėjimas Dievu. Gerai, bet, žiūrėkit, kadangi žmonės šiaip bijo pasaulio pabaigos, yra netgi vienas žmogus, kuris sukūrė tokią slėptuvę nuo, jeigu pasaulio pabaiga būtų. Žodžiu, senose atominių raketų šachtose po žeme jis įrengė tokį daugiaaukštį namą. Ir jeigu jūs turėtumėt atliekamą 7 milijonus dolerių, jūs galėtumėt įsigyti vieną butelį tame. Ir jeigu jūs turit atliekamą 7 milijonus dolerių, jūs, jeigu būtų pasaulio pabaiga, jūs galėtumėt užsidaryti tą šachtą ir išgyventi. Tai jei žemė neša, tai išsineša. Bet čia požiūrė. Vat tame esmė, žmonės bijo ir iš to, ta prasme, gerai, vieni žmonės bijo ir dėl to galvoja, kaip mums išsigelbėti nuo pasaulio pabaigos, o kiti žmonės sako, gerai, visi žino, kad niekas neišsigelbės iš pasaulio pabaigos, bet jeigu aš galiu šiandien nusidirti papildomus 7 milijonus dolerių, kodėl man nepadaryti tokios šachtos, tokiems bailiukams, kurie sakytų, gerai, gal tai padės. Ir patikėkit, jau šiandien žmonės perka. Čia, ta prasme, taip yra. Jau šiandien yra turtingų žmonių, netgi vienas turtuolis, sako, man nereikia, man neužtenka už 7 milijonus vieno kambariuko. Aš norėčiau visos šachtos. Ir jam, tam turtingam žmogui, įrengė atskirą šachtą, kurioje jis gyvens, jeigu bus pasaulio pabaiga. Tenais yra liftai, žodžiu, oro kondicionavimo sistemos, duris užsidaro sandariai, jeigu radiacija ar kažkas, žodžiu, ten tikrai niekas ne... Ir jis, ta prasme, jeigu pamatys, kad praėjo pakankamai jau laiko, iškiš kokį nors ten perioskopą, apsidarys, kas vyksta paviršiai, ir jeigu matys, kad jau pasaulio pabaiga praėjo, jis išlys į paviršių. Bet visą tai galvoja tie žmonės, kurie neturi dvasinio regėjimo, kurie pasitiki tik tais tuo, ką jie gali apčiuopti. Šiandien aš papasakosiu vieną istoriją, pagal kurią jau turėjo įvykti pasaulio pabaiga, bet neįvyko. Bet tuo metu gyvenusiems žmonėms
buvo rūgštu ir jie lindo į urvą slėptis. Jeigu jūs keliautumėte po vidurio rytus, jūs galėtumėte nuvykti prie Mekido uolos. Mekido uola, čia yra nuotrauka šitos uolos. Tačiau čia tas pats kalnas, bet ne tas konkrečiai urvas, nes tas urvas, apie kurį aš šnekėsiu dabar, jis yra užverstas akmenimi. Jeigu jūs atkapstytumėt tą urvą, jūs tenai atrastumėt 5 žmonių mumijas. Jo. Kadangi rytuose, tai ten oras toks sausas, tai žmonės tiesiog ne tai, kad supūna, jie sudžiūna greičiau. Taigi jūs atrastumėt tos mumijas ir jeigu jūs iš tikrųjų dar patirinėtumėt jas, jūs pamatytumėt, kad tie mirę žmonės, kurie yra, jie ten buvo ne šiaip paprasti žmonės. Jie turi daug aukso papuošalų, šalia guli jų geri ginklai. Rūbų liekanos rodė, kad jie priklauso ne šiaip paprastų žmonių luomui. Tai buvo mažų mažiausiai kokie nors valdovai, karaliai. Ir jeigu jūs tyrinėtumėte, ką jie ten veikia toje uoloje, jūs užduotumėte klausimą, kas sugebėjo 5 karalius suvyti į vieną urvą, užversti juos akmenim ir pasmerkti mirčiai. O istorija buvo tokia. Istorija be abejo aprašyta šventajame rašte Biblijoje, Jozuės knygoje 10 skyriuje. Tie 5 buvo 5 amoritų karaliai, kurie vieną dieną vėl nusprendė mesti iššūkį Izraelio tautai, Dievo tautai. Kadangi izraelitai jau 40 metų buvo klaidžioję po dykumą, kada Dievas juos išvedė iš Egipto nelaisvės ir atvedė juos į pažadėtąją žemę, kur jie galėjo įkurti savo valstybę, bet aišku, aplinkiniams karaliams labai nepatiko ta idėja, nes įsivaizduokit, dabar ateina tauta į Lietuvos teritoriją, sako, čia dabar bus mūsų žemė. Ir jūs gal manot, kad Lietuvos prezidentai patiktų, jeigu kas nors ateitų, taip ir sakytų, čia mūsų žemė? Ne, kas kiltų? Karas. Aišku, kiltų karas. Ta prasme, bandytų išstumti, bandytų atkovoti savo žemę, bet izraelitų tauta, iš tikrųjų, jie nebuvo ta tauta, kurie gviešėsi žemės. Tačiau jiems reikėjo kažkur įsikurti, jiems reikėjo kažkur tai lopinio to žemės pasistatyti savo namus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tuo metu pasaulis nebuvo taip tirštai apgyvendintas kaip šiandien. Buvo daug dykumų ir šiaip visokios vietos, kur buvo galima tiesiog miestus statyti. Bet tiems 5 karaliams neužteko to, ką jie turėjo. Jie sako, gerai, mes neleisim izraelitų, kad jie įkurtų savo čia valstybę. Ir jie 5 karaliai susivienė, vėl sutelkė savo kariuomenės, armijas, galingas kariuomenės, nes jau buvo girdėję apie tai, kad su izraelitais menki juokai, ir išėjo į mūšį prieš juos. Šiandieninio mūsų herojaus vardas yra Jozuė. Pažįstat kokį nors bičiuką vardu Jozuė? Ne? Gerai, ištarkim visi kartu. Jozuė. Gerai, tai šiandien mūsų herojus. Taigi, Jozuė buvo vadas Izraelyje, kuriam Dievas pavedė vadovauti jo tautai, įsikuriant pažadėtoje žemėje. Ir Jozuė sužino, kad prieš jį susivienyje 5 karaliai su savo kariuomenėm ir išeina į mūšį. Ir aš jau kalbėjau, kad izraelitai nebuvo jie kariai. Jie buvo paprasti žmonės, buvo vergai, paskui išėjo 40 metų valkėsi po dykumą, buvo pavargę, buvo išsekę, jie norėjo ramaus gyvenimo, staiga vienas mūšis, kitas mūšis, vienas karalius, kitas karalius savo kariuomenėm. Ir aišku, jie nebuvo užsilaikę, jeigu Dievas jiems nebūtų padėjęs. Ir šį kartą Jozuė kreipėsi Dievo pagalbos, mes nežinom, ką daryti. 5 Jozuė karaliai, 5 amoritų karaliai sutelkė savo pajėgas ir atvyko kiekvienas su savo kariuomenė ir apgulė juos. Taigi Jozuė ką daro? Jis meldžiasi Dievui, Dieve padėk mums, mes nežinom, kaip mums spręsti šitą problemą. Dievas sako, gerai, aš padėsiu jums, jūs tiesiog darykit, ką jūs galit, o aš padėsiu jums ir žiūrėkit, kas dabar vyksta. Jozuė žygiuoja naktį ir
pasistengė užklupti netikėtai tuos priešus, tas visas kariuomenės, tų 5 karalių. O Dievas, jis siunčia baimę į tų žmonių širdis, į tų priešų širdis, ir jie be jokios priežasties taiga pradeda jausti, kad kažkas negerai. Pradeda bijoti. Ir aišku, ką daro bijantis žmogus? Bėga. Ar ne? Kai mes išsigastam, mūsų pirma reakcija slėptis. Mes norim pabėgti. Taigi, jie pradeda bėgti, o izraelitai jos pradeda vytis. Ir iš to didelio mūšio, kuris buvo planuotas, gavosi taip, kad tie 5 karaliai su savo kariuomenėm pradeda bėgti, nors izraelitai dar jiems nieko nepadarė. Tik tais netikėtai juos puolė. Jie pradėjo bėgti, tie vytis. Bet žinot, kodėl priešas visą laiką stengiasi bėgti, jeigu mato, kad jam nepavyks nugalėti? Ne vien tik dėl baimės. Yra dar viena priežastis. Spėkit, kokia? Kokia gali būti priežastis, dėl ko jam reikėtų pabėgti? Bijo mirti. Kaip? Bijo mirti. Gerai. Gali būti toks, kam jiems rizikuoti prarasti karius, gerai? Galės bandyti dar kartą. Galės bandyti dar kartą. Labai gerai. Karo strategijoje, jeigu aš negaliu dabar, aš geriau pabėgsiu, persiorganizuosiu, susivoksiu, kas čia įvyko, apgalvosiu, sukursiu naują planą ir pulsiu vėl. Jie tikrai neplanavo palikti izraelitų ramybei. Ir Jozuė tai žinojo. Jis žinojo, kad jeigu jis neįveiks jų dabar, jie poryt, po savaitės ar po mėnesio vėl puls ir bus šakės. Taigi Jozuė sako Dievui, mums reikia pagalbos. Žodžiu, izraelitai vejasi priešus, priešai bėga, ir čia labai įdomi tokia mintis, sako, jiems bėgant nuo Izraelio, viešpats svaidė ant jų iš dangaus didžiulius akmenis ir jie žuvo, daugiau žuvo nuo krušos, negu izraelitai užmušė su kalaviju. Įsivaizduokit, Dievas, gerai, piliukais, ir ta prasme, izraelitai nieko nedaro, jie ten vieną kitą pagauna, bet daugiau priešų žuvo tik dėl to, kad Dievas juos apmėto akmenim. Bet Jozuė mato, kad ir tai nepadės. Gerai, tada žiūrėkit, ką jis daro. Ta dieną viešpats atidavė amoritus izraelitams ir Jozuė kreipėsi į viešpatį visų izraelitų akivaizdoje jis tarė. Dabar jis meldžiasi. Žiūrėkit kokiais žodžiais. Sustok saulė virš Gibeono ir tu mėnulį virš Ajolo slėnio. Ir saulė sustojo ir mėnulis stovėjo, kol tauta atkeršijo savo priešams. Saulė sustojo viduryje dangaus skliauto ir neskubėjo leistis beveik visą dieną. Nei prieš tai, nei po to nebebuvo tokios dienos kaip ši, kai viešpačiui paklausius žmogaus balso, saulė sustoja. Gerai, mes kalbėjome apie tai, mokslininkai sako, vienas iš variantų, kaip gali vykti pasaulio pabaiga, tai jeigu žemė nustotų suktis. Ar ne? Kas iš jūsų žinot, kaip viskas veikia, ar ne? Žemė sukasi aplink saulę, ar ne? Ar saulė sukasi aplink žemę? Gerai, žemė sukasi aplink saulę. Ką reikia padaryti, kad saulė sustotų danguje? Ką reikia padaryti? Sustabdyti žemę. Žemė turi nustoti suktis aplink savo ašį. Ar ne? Ir jeigu žemė nustotų suktis, mokslininkai sako, iškart pasaulio pabaiga. Iškart mums to bunkerio reikia. Bet kas atsitinka čia? Saulė sustoja dangaus viduryje, ji nesileidžia. Dėl to, kad Dievas žino, kad jeigu užeis vakaras, priešai pabėgs, priešai pasislėps. Ir izraelitai nespės jų pasivyti, nespės sunaikinti, o tai reiškia, kad po kurio laiko jie vėl puls. Ką reikia daryti? Reikia prailginti dieną, kad būtų galima spėti sunaikinti savo priešus laiku. Ar ne? Žmogus pasakytų, tai neįmanoma. Dievas sako, gerai, stop. Jis staiga žemė sustojo ir Jozuė sako, gerai, chebra, hoba, darom. Prasisuka tenais. O įsivaizduokit, kokia panika kyla priešų stovykloje iš vis. Jie žino, gerai, bėga.
Gerai, 6 valandos, 6. Už pusvalandžio saulė leis. Pusvalandis praeina, saulė dar nežino, kas yra. Ir paskui susivokė, kad gerai, kažkas darosi neteisingai. Taip negali būti. Tada tie 5 karaliai, ką jie daro? Paliko savo karius. Gerai, jūs ten prasmekit, nes pasaulis rytas į pražūtį. Mums reikia bunkerio, kad išgyventume. Taigi jie susiranda Megido uolą, į kurią sulenda pasislėpti nuo pasaulio pabaigos. Biblijoje sako, kad kai ateis pasaulio pabaiga, labai daug netikinčių žmonių lys į urvus, slėpdamiesi nuo Dievo. Ir jie sakys, jau geriau ant mūsų tegul užgriūna akmenis, negu mes matysim Dievo veidą. Taigi šitie 5 karaliai buvo tokie žmonės, kurie pasikliovė tik tai savo jėgomis. Ir jie netikėjo nei Dievu, nei tuo, ką jis gali padaryti, nes Dievui nieko nėra neįmanoma. Jie pasirinko slėptis. Ir aišku, jie pasislėpė toje uoloje. Ten juos greitai surado izraelitai ir užvertė juos akmenimis. Štai ir baigėsi jų istorija. Galingi karaliai bandė stoti prieš Dievo tautą, bet jiems nepavyko, nes jie neturėjo nei dvasinio regėjimo, neturėjo nei tikėjimo. Tačiau Jozuė, kaip jam šovė į galvą prašyti Dievo ir sakyti, gerai Dieve, sustabdyk dėl mūsų saulę, kad ji nustotų, ta prasme, kad jinai nesileistų, kad mes turėtume pakankamai laiko sunaikinti savo priešus. Mes galime laukti iš Dievo labai didelių dalykų, jeigu mes juo tikim. Gerai, vėl diskusijos. Klausimai ant ekrano, grupelėse. Gerai, 10 minučių. Mums toje situacijoje, kur atrodo niekas mums padėti negali, gali malda. Jozuė žinojo, kad jam reikia Dievo pagalbos šitoje vietoje ir jisai jos ir prašė. Jis nebuvo, kuris bandė spręsti tai savo jėgom, ar ne? Ir kad ir kokia krizė, kad ir kas atsitiktų mūsų gyvenime, mes žinome, kad malda ir bendravimas su Dievu mums gali padėti. Todėl prie savo sąrašo, to apie ką mes kalbame, kaip likti jame, pridėti reikėtų dar vieną dalyką, ko mums būtinai reikia. Bendravimo su Dievu, maldos. Gerai, dvasinis regėjimas, tikėjimas, bendravimas su Dievu. Gerą vakarą.